Labas, kaip jau turbūt supratai iš pavadinimo, šiandien išbandysim Only Curls. Ir ne tik išbandysiu, bet ir aptarsiu. Ir aišku, pradėsiu nuo galvos plovimo. Šis šampūnas neturi sulfatų, o mano plaukai neplauti 6 dienas. Tai bus šioks toks iššūkis. Ir dar noriu paminėti, kad nieko dar nesu bandžiusi, net neprasukusi, tai neįsivaizduoju nei kokią konsistenciją, nei kaip veikia. Tai išbandysim viską kartu. Ir dabar šiek tiek perskleisim į vonią ir sugrįšim čia su visa rutina. Taigi, kaip matėte, šampūnas labai gerai putoja. Po pirmo karto nelabai, nes buvo labai riebaluota galva. Bet po antro tiesiog buvo putų karalystė ir aš tikrai galėjau dėti mažiau šampūno. Man galbūt po išplovimo norėtųsi daugiau slidumo, bet žinau, kad ne visoms tai patinka. Šiaip švarumo pojūtis tikrai jaučiasi. Dabar jie yra tikrai pasiruošę sugerti viską, ką aš jiems duosiu toliau. Šampūnas kvepia saldžiai ir turi tokį kokosų kvapą. Su šiek tiek turbūt kaip citrinos, kaip laimo. Jo, toks maišytas. Šiaip malonus, neįkyrus. Nuo plaukų išsiskalauja visiškai nieko nekvepia. Tai labai gerai, kas nemėgsta alsuoti šampūnais visais. Drėkinimą nutariau pradėti nuo kaukės. Šita kaukė yra gilaus drėkinimo, bet jin turi ir proteinų. Aš manau, kad man dabar jų reikia ir šiaip aš rutinoje nevengiu proteinų, man jie patinka, nors mano plaukai yra sveiki, nedažyti, bet aš jų visiškai neatsisakau ir man tas pasiteisino labai. Kvapas lygiai toks pat kaip šampūno ir kaukės konsistencija kiek gana tiršta, bet ne per tiršta, manau puikiai tepsis. Gerai, išbandom. Tepti reiktų ant labai šlapių plaukų. Tepasi labai gerai, atsižvelgus tai, kad šampūno to slidumo nebuvo. Taigi dabar užsidėjau dušo kepuraitę į rankšluostį ir taip palaikysiu 15-20 minučių, kad kaukė suveiktų kuo geriau. Ir tik noriu parodyti, kiek sunaudojau. Va šitiek ant savo ilgų plaukų. Tikrai nemanau, kad daug, nes jos ir nebuvo iki viršaus. Tikrai gerai slysta, gerai tepasi. Nėra problemos paskirstyti. Eisiu, paskui išsiskalausiu ir sugrįšiu su nenuplaunamu. Taigi, išsiskalavau plaukus nuo kaukės. Plaukai švelnus, viskas gerai, turbūt suveikė. Dabar naudosim nenuplaunamą kondicionierių. Lygiai tas pats. O, koks keistas. Matosi, kad gerai skirstysis. Turbūt paklausit, kodėl nenaudoju kondicionieriaus po kaukės. Tai aš manau, kad geriau plaukų neperdrėkinti. Jeigu tai baisu dėl neužsidarančių žvynelių, tai tuomet geriau perskalauti vėsiu vandeniu. Ir tiesiog dar galima naudoti nenuplaunamą kondicionierių ir būsit ramios. Kol kas dar plaukų nešukavau visiškai. Viskas čia pirštais vyksta. Išsitepus nenuplaunamą kondicionierių naudosiu apsaugą nuo karščio, tuo pačiu ir nuo saulės. Jau turim saulės Lietuvoje, tai visai turbūt bus gerai. Ja galima naudoti prieš formavimą ir dar galima naudoti atšviežinant garbanas iš ryto. Šita apsauga nuo karščio turi proteinų, kas yra labai gerai. Kai mes džiovinam, pavyzdžiui, su daugiau karščio arba tos pačios saulės, plaukai porėja, jų porėtumas didėja. Todėl proteinai, kurie užpildo tą porą, yra tikrai labai reikalingi. Ir nereikia jų bijoti. Kadangi šiandien noriu parodyti kuo daugiau, naudosiu formavimui ir putas, ir gelį. Yra toks būdas, kad dedi putas, tada gelį, tada vėl putas. Yra ten tų variacijų įvairių, jūs pamatysit mano. Šiaip jas galima naudoti ir atskirai. Čia tiesiog yra vienas iš būdų. Aš šiuo atveju pradėsiu nuo putų. Pasižiūrim, kokia ta konsistencija putos. O. Jos tokios kaip, žinot, kaip mūs, ne kaip visai putos. Va. Bet nekrenta. Nėra labai vandeningos. Pasižiūrėsim. Visada tepu formavimo priemonės ant labai šlapių plaukų, nes tada ir jos geriau pasiskirsto ir pasišiaušimo būna mažiau. Žodžiu, vieni pliusai. Taip, dar dedu šiek tiek ant kitos pusės. Kvapas tas pats. Dabar dėsiu stiprios fiksacijos gelį. Aš visada esu
Kim stipri fiksacija. Bandysiu įpilti savo į delną, neapsipylus visur. Va. Labai lengvai gelis tepasi. Biški bijau, kad per daug bus, bet dar reikia šiek tiek ir ant šitos pusės. Gelis gana skystas iš tikrųjų. Nėra labai skystas, bet toks. Ir taip paskirstu ant plaukų. Dabar formuosiu su šepečiu. Gali formuoti ir pirštais, kaip norit. Gniaužyti ir tada vėl dėsiu putų. Formuoti visada geriausiai yra sekcijom, dėl to aš susisegu dalį plaukų. Ir jie dar yra nešukuoti. Pasižiūrėsim, kaip mums šukuojasi. Puikiai. Niekas net nekimba. Visiškai. Vau. Gana retai tai būna po stiprios fiksacijos gelių, pavyzdžiui. Vau. Dabar, tarkim, imam sruogą. Ir aš mėgstu taip, yra daug formuojimo būdų. Galėsim kada video padaryti apie tai. Na, sakykim, va taip va. Ir šitaip visą galvą. Jeigu neturit laiko, galit nedaryti, galit tiesiog gniaužyti. Plaukai nekimba už šepečio. Lengva formuoti. Nu ir taip visą galvą. Susiformavau plaukus šepečiu ir dar nieko negniaužiau, dabar vėl naudosiu putas ant viršaus ir dabar gniaužysiu. Stengiuosi neišardyti susidariusių bangų. Švelniai, švelniai. Šitas garsas yra būtinas formuojant plaukus. Šiaip jau pabaigoje beformuojant šepečiu, pajutau, kad plaukai kietėja. Tai reiškia, kad gelis sudaro šlapių plaukų efektą, kuris užfiksuos garbaną ir suteiks jai formą. Nusausinu visada su mikropluošto rankšluosčiu, nes jisai sugeria tinkamą kiekį vandens ir nepašiaušia žvynelių, dėl to tikrai sumažinamas pasišiaušimas. Ir dabar, kadangi nusausinus vis tiek kažkiek putų ir gelio lieka ant rankšluosčio, aš dar šiek tiek dedu ant viršaus gelio. Galima ir putų dėti ir tada jau džiovinsiu. Stengiuosi taip pat nesugadinti garbanų, viską įgniaužu. Štai kaip atrodo mano suformuoti plaukai. Kol kas nėra pasišiaušimo ir dabar džiovinsim. Žiūrėsim, kas iš to gausis. Išsidžiovinau plaukus, man užtruko maždaug 35 minutės, šiaip labai greitai džiuvo, esu šiek tiek nustebus, nes paprastai man užtenka 50 minučių jau taip išsidžiovinti. Susidarė šiek tiek kest, galėtų būti, manau, stipresnis, bet dėl to tai yra silpnesnis, nes dėjau putų daug, tai tiesiog atsiskėdė gelis. Bet iš esmės patinka viskas. Tai va, tai dabar susiseksiu šaknis segtukais, tam, kad pakelčiau jas, užfiksuočiau tiksliau keltoj formoj, nes plaukai dar yra šilti po džiovinimo ir tiesiog, kad nenusileistų šaknis. Šitaip susegu šaknis ir pavaikštau kokių 10-15 minučių, susitvarkau. Tuomet išsileidžiu ir išgniaužau kest šlapių plaukų efektą, kurio nereikia visiškai bijoti, nes jisai išsigniaužo plaukams išdžiūvus. Negniaužykit per anksti, nes jie tada bus pasišiaušę ir mažiau ryškingi bus. Ir plaukai išgniaužus lieka visiškai minkšti. Neturėtų būti jokių baimių, kad jie liks tokie krančiai. Nu, taigi, mano plaukai jau yra visiškai sausi, nors taip galbūt ir neatrodo, jie yra kest. Jį galima išgniaužyti plaukams visiškai išdžiūvus ir nedarykite to anksčiau, nes jūsų plaukai tuomet pasišiauš ir bus mažiau garbanuoti. Tai va, tai dabar pasižiūrėsim, kiek mano plaukai iš tikro. Išgniaužysim efektą, tą galima daryti rankom. Aš dar kartais darau su miego kepuraitė, nes jinai yra švelni ir neturėtų pašiaušti mano plaukų. Tiesiog tokiais spaudžiamaisiais judesiais ir išgniaužom. Kam nepatogu arba nepatinka, tai tiesiog va šitaip su rankom, su delnais. Gniaužat su rankom, aišku, tada geriau jaučiasi, ar jau užgniaužėt, ar dar ne. Plaukus reikia atkelti nuo šaknų. Na ir pasižiūrėkim, kas čia gavosi. Tarp kitko galima išgniaužyti su putomis, bet aš dar nesu to bandžius ir gal šiek tiek prisibijau. Bet dabar matau, kad jūs matėt, kiek aš visko dėjau ant plaukų, bet jie yra visiškai nenusverti, lengvi, jokių problemų. Va.
Kadangi dabar mano plaukai yra labiau banguoti nei garbanuoti, nes po gimdymo hormonai iškritę man iš daigą. Ir kiek kalbėjau su kitom merginom, kad tiesiog reikia plaukti, kol nuaugs, tai laukiu. Bet iš to, kaip dabar mano plaukai garbanuojas ir banguojas, aš esu išties šituo rezultatu labai patenkinta. Jie yra neapsunkę, lengvi, suformuoti ir minkšti, ko daugiau reikia. Yra tikrai minimaliai pasišiaušimo, tikrai nedaug. Viršugalvyje taip pat nedaug pasišiaušimo. Plaukai labai minkšti. Tokie labai fainus, labai natūraliai atrodo viskas. Ir žinokit, kad kuo daugiau liečiat, tuo labiau jie šiaušiasi. Tai aš visada filmuodama video tiek liečiu išgniaužytus, kad paskui būnu tiesiog pasišiaušęs kamuolys. Stengiausi mažiau truputėlį. Taigi, priemonių aptarimas. Pirmiausia, šampūnas. Švelnus šampūnas, jis neturi sulfatų ir jis yra drėkinantis. Jisai neturi jokių proteinų. Tai aš jam duočiau turbūt 9 balus. 9 todėl, kad jis labai gerai putojo, išplovė tobulai. Mano plaukai tikrai pakilę nuo šaknų, purus, jokių nusiskundimų dėl to, bet man išskalavus trūko šiek tiek slidumo. Gal tame ir yra esmė, nes kiti šampūnai išplauna gerai, bet nebūna to tokio pakilimo. Būt, jeigu daugiau drėkini, tai jie tiesiog daugiau nusileidžia. Tai šiaip labai geras šampūnas, bet jeigu mėgstat po plovimo, kad iš karto slystų plaukai, tai tiesiog gal tada ne, bet jį tikrai naudosiu ir mano 6 dienų neplauta galva sutvarkė tobulai. Sekanti kaukė. Kaukė tarp 9 ir 10 balų. Nedaug reikia, gerai slysta, gerai pasiskirsto, skalsi, nėra per skysta, nei per tiršta, ko man trūko turbūt, arba aš truputį trumpiau palaikiau, aš laikiau 15 minučių, gal reikėjo kokių 20-30, man gal truputį trūko to slidumo, bet aš paskui pagalvojau, kad kai susidėjau visą kitą, plaukai buvo super slidus, super gerai formavosi ir gal tai yra paslaptis, ne perdrėkinti ir paskui visą kitą dedant, tiesiog neužkrauti plaukų. Tai tiks tikrai tiek plonų plaukų savininkiam, kaip mano, ir tiek storų. Kaukė turi proteinų ir turi drėkiklių. Jinai yra tobulas variantas, norint išlaikyti balansą. Jie linijoje taip pat dar turi kondicionierių, kurio aš dabar nenaudojau, nes nenorėjau visko per daug prikrauti. Bijojau apsunkinti plaukus, nors kaip dabar matau, turbūt jie ir nebūtų apsunkę. Žvynelius aš uždariau tiesiog išskalavus vėsiu vandeniu ir dėjusi nenuplaunamą kondicionierių. O šitas kondicionierius yra drėkinantis, jis tikrai yra neapsunkinantis, kiek skaičiau. Aišku, dar neišbandžiau, bet tikiu, jeigu kaukė neapsunkino, tai ir šitas neturėtų. Tai va tokia alternatyva pakaitalioti. Toliau naudojau šitą nenuplaunamą kondicionierių. Aš jam duodu 10 iš 10, jis yra labai lengvas, gana skystas, gerai skirstosi. Nežinau, kiek lengva reguliuoti, tiesiog jauti, kiek slysta ir aš netgi truputį galvoju, kad per daug uždėjau, vienu metu taip galvojau, bet visiškai nebuvo dėl to jokios bėdos ir puikus kondicionierius. Jis taip pat yra drėkinantis ir jis neturi proteinų. Toliau dėjau apsaugą nuo karščio ir nuo saulės. Čia mažai ką galiu pasakyti, nes to poveikio, žinot, nepamatuosiu taip iš karto, bet purškėsi puikiai, lengvai skirstėsi, turi proteinų, kas labai svarbu naudojant karštį arba būnant ant saulės. Žodžiu, aš rekomenduoju 10 iš 10 kol kas. Toliau putos. Tai putos man patiko, jos nebuvo per daug vandeningos, bet ir nebuvo labai standžios, toks viduriukas, lengvai tepėsi, gerai skirstėsi. Manau, kad jos sumažino pasišiaušimą labai stipriai ir aš manau, kad jos vienos šlapių plaukų efekto nesuteiktų. Tai kas mėgsta natūralų labai įvaizdį, šitiem tikrai turėtų patikti. Tai žodžiu, 10 iš 10, kiek matau, pasižiūrėjau dabar, jos turi proteinų šiek tiek turi proteino, tai ypač šiuose plaukės, žiūrėkit. Ir vienas iš mano mėgstamiausių produktų šiandien, tai stiprios fiksacijos gelis. Kaip matėt, jis toks gana skystokas, neįprastai kaip kiti geliai, bet jam tas skystumas tiko, nes
buvo lengva skirstyti, lengva šukuoti, niekas nekibo, reikėjo mažiau vandens naudoti, tai žodžiu, aš visiškai patenkinta buvau. Jisai sudaro cast, tai reiškia užfiksuoja garbaną stipriai, kas yra pats geriausias dalykas. Ir jisai neturi proteinų, jisai drekina ir stipriai fiksuoja, turi flaxseed, tai yra linų semenų gelio, daugam patinka. Tai va, tai žodžiu 10 iš 10 šitą tikrai naudosiu ir kartosiu. Only Curls savo asortimente dar turi kietai šampūną ir žinau, kad daugam jie labai patinka. Labai patogus dalykas keliaujant, įsimeti į lagaminą, tau nei kas išbėgs, nei mililitrai skaičiuojasi. Kiek skaičiau, jis labai gerai putoja, drekina. Tai išbandysim kitą kartą, šiandien tiesiog nesuspėjau, bet prašau. Ir paskutinis labai geras dalykas, tai yra mini pakuotė. 4 produktai po 100 ml, tai yra nuostabus dalykas keliaujant ir puikiai dovana starter packas. Čia yra viskas, ko reikia, šampūnas, kurį rodžiau, kondicionierius, nenuplaunamas kondicionierius ir garbanų formavimo gelis, bet šitas nėra stiprios fiksacijos, matyti tiesiog jis yra universalesnis. Nuostabus starter packas, labai atrodo gražiai ir patogu naudoti. Štai tokia mano apžvalga, tikiuosi jums patiko, labai lauksiu komentarų, pastebėjimų ir viso kito. Visą tai galite įsigyti No Harsh, paliksiu nuorodą apačioje. Taip pat galite mums rašyti tiek Instagram, tiek Facebook, tiek paštu. Pakonsultuosim, padėsim, išrinksim ir patarsim. Taigi, pradėkim rūpinti savo garbanom teisingai.